Sveikučiai! Neseniai įkėliau video, kaip išsikepti puikų steiką kamadą, bet šį kartą pabandysim 3 kitus būdus su tuo pačiu steiku. Pirmas variantas tai yra dujinis grilis. Antras variantas senas geras Weber katilas. Na ir trečias variantas skardinis kibiras su vandeniu. Praeitam video kepiau pikanijos steiką, tai yra jautienos uodeginę. Šį kartą naudoju tą pačią mėsą. Aišku, loterijoje šį kartą nelaimėjau, nėra kažkuo jinai ypatingai gera. Sakyčiau, vidutinės kokybės, šiek tiek trūksta riebalo. Tai pirmiausia, tiesiog nuvalom tai, kas nereikalinga, tai yra ta kita tokia plėvelė. Ir tada susipjaustom į atskirus steikus, kokių 2 pirštų storio nereikia susismulkinti ir būtinai reikia pjauti iš ilgai skaidulų. Ką dar yra būtina padaryti kepant steiką iš tokios mėsos, tai yra nupjauti perteklinį riebalą, kad jo liktų maždaug kokia pusė centimetro, maksimum centimetras storio. Tai galima padaryti iš karto visam dideliam gabalui mėsos, bet kartais yra paprasčiau tiesiog susipjaustyti ir tada nupjauti tą riebalą, nes taip geriau matosi, kur jo yra daugiau. O toliau prieskonioju kaip visada, tai yra druska, pipirai, česnakai ir prieskonioju iš visų pusių. Druskos pakankamai reikėtų nemažai įdėti ir geriausia būtų pamarinuoti tos steikus. Tai kiekvienam savo, man toks variantas yra geresnis nei kad kepti iš karto, nemarinavus. Tai dedu prieskoniuotą mėsą tiesiog į indelį ir laikau šaldytuve, iš vakaro tiesiog pasimarinuoju ir kitą dieną galima jau kepti. Man reikalingi šiuo atveju 3 gabalai, tai likusius tiesiog įdėsiu į šaldiklį ir išsikepsiu kažkada kitą kartą. Dujinį grilių naudojau labai ilgai, bet pripažįstu, kad neprisimenu, kad būčiau kepęs steiką, tai pačiam įdomu pabandyti. Dujinį grilių įkaitinu iki maksimumo, kiek jisai ten gali įkaisti, tai reikia, kad tos grotelės gerokai pakaistų ir tai užtrunka kokią 10-15 minučių ir tada galima kepti. Bet problema su dujiniu griliumi yra, kad jisai neišgauna tokios aukštos temperatūros, kurios reikia steikui, tai gana sudėtinga jį teisingai apkepti. Todėl perkelinėjau nuo šaltesnių grotelių, ant kurio ką tik buvo mėsa, ant šviežių grotelių ir nuolat vartau. Kitas etapas yra tiesiog mėsos vidinės temperatūros užkelimas, tai tam naudoju groteles, ant kurių padėsiu mėsą. Taip pat dar pridedu medienos drožlių, šiek tiek, kad būtų truputį rūkyto kvapo ir skonio. Dedu termometrą, uždedu steiką ant grotelių ir pasinaudodavo savo kamado patirtim, naudoju šį kartą deflektorių, tai yra picos akmuo, kuris neleidžia prikaitinti labai to steiko iš apačios. Jeigu pirmam etapui reikia kuo aukštesnės temperatūros, tai antram etapui jinai turi būti kuo žemesnė. Gana sunku išgauti tą labai žemą temperatūrą, bet maždaug apie 150-170 laipsnių man pasisekė palaikyti. Ir kai mėsa pasiekia vidinę temperatūrą, kuri yra kokia 53 laipsniai, 54, nuimu ją ir leidžiu jai truputį pailsėti. Per tą laiką dar temperatūra pakyla kokiais 3-4 laipsniais. Na ir tikrai gavosi ne pats blogiausias steikas, tai išvaizda yra normali, taip kaip ir turėtų atrodyti, bet vaizdas dar nėra viskas. Tai svarbu, kaip jis yra iškepęs viduje, taip pat kiek liko ten tos drėgmės sulčių ir be abejo pats skonis koks yra svarbu. Sakyčiau, kad rezultatas visai neprastas, tai yra sultingas steikas, mėsa yra gerai iškepusi. Šiek tiek gal yra per daug apkepusi tą išorę, nes reikėjo gana ilgai vartyti ant tų grotelių. Bet šiaip visai neblogas. Kitas variantas tai yra kepimas Weberio kepsninėje. Tai tą kepsninę jau turiu turbūt daugiau negu 15 metų, jinai stovi lauke ir iki šiol dar nesurūdijo. Tai tikrai nustebino kokybę. Šioje kepsninėje man reikalingos 2 zonos, tai yra tiesioginio karščio ir netiesioginio. Tai atskiriu tiesiog plytgaliais 2 dalis ir pridedu anglių tik į vieną pusę ir palaukiu, kol tie anglis įsidega. Pirmas etapas yra tiesiog apkepimas ant tiesioginės kaitros, panašiai kaip ir dujinėme griliuje tą dariau, tik šiuo atveju kepu ant anglių. Apkepinėju irgi nuolat vartydamas. Tai kai tik tai tas riebalas pradeda svilti, iš karto reikėtų perkelti į kitą vietą, apkeisti tą pusę ir tikslas yra tą riebalą šiek tiek, kad jisai prakeptų, taip pat pats steikas, kad apkeptų išorę. Viduje, aišku, jisai dar išliks visiškai žalias,
Tai antras etapas bus apkepimas netiesioginėj kaitroj, bet reikia šiuo atveju tiesiog, kad vaizdas būtų geras ir įgautų papildomai dar skonio geresnio steikas apkepant jį. Truputės liepsnos nuo tų išsiskiriančių riebalų nėra problema, svarbiausia yra nepalikti to steiko gulėti, jeigu pradeda stipriau degti. Ir reikėtų nuolat nuimti, perkelti ir aišku, tai būtų patogiau daryti, jeigu būtų didesnis grotelio plotas. Bet dirbam su tuo, ką turim ir kai jau steiko išvaizda tenkina, galima toliau pereiti prie antro etapo. Tai įdedu termometrą mėsos į vidų. Taip pat dar dedu termometrą ant grotelio, nes kepsninė neturi savo termometro, tam, kad stebėti kokia ta temperatūra. Ir toliau kaitinam mėsą. Taip pat geriausia palaikyti yra žemesnė temperatūra, tai man pavyko išgauti irgi panašią kaip ir dujinėme griliuje. Ir kai mėsa pasiekia 54, 53, 54 laipsnius Celsijaus viduje, nuimu kepsnį. Palieku jį taip pat truputį pastovėti, kokias bent 5-7 minutės. Ir vaizdas tikrai yra neblogas, geresnis negu iš dujinio griliaus. Taip pat mėsa yra lygiai taip pat minkšta, netgi gal šiek tiek yra geresnis rezultatas, truputį daugiau sulčių liko. Ir skonis yra neblogas, nes gavo šiek tiek nuo anglių papildomai nuo to riebalo išsiskiriančio skonio. Tai bendrai sakyčiau, yra geresnis steikas negu iš dujinio griliaus, bet esminio didelio skirtumo kaip ir nėra. Na ir dabar trečias variantas, tai yra sos vide vadinamas metodas, tai metodas, kurį naudoja restoranai. Tai yra tiesiog steiko pakaitinimas karštam vandenį, tai temperatūra yra 57 laipsniai, tokio kokio aš noriu steiko vidinės temperatūros ir tam yra specialus prietaisas, kuris palaiko tą temperatūrą, vadinamas cirkuliatorius, kuris padeda palaikyti vienodą temperatūrą ir tas trunka tiek, kiek reikia. Tai priklausomai nuo mėsos gabalo, tai gali būti ir 1,5 valandos, ir 2 valandos, ir ilgiau. Šiuo atveju kaitinau suvakuumuotą mėsą maždaug 1:45 minutės ir toks metodas tiesiog užtikrina, kad mėsa pasiekia vidinę temperatūrą, kuri jums yra reikalinga, tuo pačiu nepraranda sulčių nei kiek ir yra visiškai vienodai ištroškinta šiuo atveju, bet papildomai dar antras etapas yra reikalingas apkepimas. O apkepimas reikalingas dėl to, kad tikrai nekelia apetito toks steikas. Jis yra idealiai ištroškintas, sakykim, bet vaizdas nelabai kelia apetitą, tai reikia apkepti. Apkepti galima įvairiais būdais, bet kadangi aš prieš tai kepiau steiką ant Weber kepsninės, tai darysiu su šiuo gabalu lygiai tą patį. Atkreipiu dėmesį, kad seka yra atvirkštinė, tai yra pirma pasiekiam reikalingą vidinę mėsos temperatūrą, o po to apkepu tą mėsą. Čia yra du galimi variantai, kepant ir ant kitų kepsninių lygiai taip pat. Galima arba vieną variantą naudoti, arba kitą. Tai yra arba pirma apskrudinti mėsą ir po to pasiekti vidinę temperatūrą, kuri jums yra reikalinga, arba pirma pasiekti vidinę temperatūrą, kuri reikalinga mėsos ir tik tada ją apkepinėti. Abiem variantais gaunasi rezultatas labai panašus, esminio skirtumo kažkokio nėra. Gal jeigu kepat riebesnį steiką, tai labiau tinka tas pirmas variantas, tai yra kai apkepam iš pradžių ir paskui tik tai pasiekiam vidinę temperatūrą. Bet tai priklauso ir nuo jūsų kepsninės. Kamade toks metodas, kai pirma apskrudinam, nelabai tinka, nes po to labai sunku sumažinti kepsninės temperatūrą. Na ir šį kartą mėsai pailsėti nereikia laiko, dėl to, kad mes ją tik tai apkepėm, o vidinė temperatūra jau buvo jos stabilizuota. Ir koksgi yra rezultatas. Tai mėsa yra ženkliai minkštesnė, tikrai yra daugiau sulčių, nes troškinam tam vakuuminiam maišelyje tiesiog niekas niekur neišgaruoja ir neprasiskedžia. Tai skonio daugiau, sultingumas, minkštumas yra geresnis, bet yra vienas bet. Steikus iškepiau ne visai vienodų metu, bet nebuvo labai didelis tarpas. Šiek tiek aišku pastovėjo, tai spalva gal nebe tokia graži kaip buvo, bet noriu paragauti tiesiog visus 3 iš karto. Užsiberiu tik druskos, jokių papildomų priedų ir bandau suprasti, kuris steikas iš tikrųjų yra skaniausias. Nors išvaizda yra iš tikrųjų labai panaši, bet dujinio grilio steikas turi šiek tiek mažiau skonio, nes mėsa yra nors truputį ir parūkinta, bet jinai vis tiek neturėjusi kontakto su anglimis. Kitais dviem atvejais skonis yra panašus, sultingesnis steikas tikrai yra tas, kuris buvo troškinamas maišelyje. Bet visus 3 būtų negėda pateikti svečiams.
Na tai koks gi variantas yra pats geriausias? Tai aš darydamas tą steiko video ant kamado, leptelėjau, kad kamadas nėra pats geriausias įrankis. Ir pasakysiu kodėl. Priežastis yra ta, kad tas metodas, kai yra troškinama iš pradžių vakuume karštoj vandens vonelėj, yra iš tikrųjų pats geriausias turbūt metodas, jeigu norite visą laiką pasiekti vienodą rezultatą. Tai yra kiekvieną kartą, jeigu nustatėt temperatūrą kažkokią, kuri jums reikalinga, tai jinai ir bus pasiekta. Niekada mėsa nebus perdžiūvusi, jinai bus sultinga, minkšta, bet tas pramoninis metodas tiesiog žudo barbekių dvasią. Tai visgi gal kamadas yra geras įrankis steikui kepti. Skanaus ir iki kito karto.